Sveiki ir dar lygų nepakirsti. Labą dieną. Su jumis, kaip ir kiekvieną antradienį po 2 pamokų sveikinasi antro aukšto radijas. Ir mes, jo double vedėjai... Tomas ir... Ugnė! Nekantraujame pristatyti visas susikaupusias... Senienos! Praeitos... Savaitės? Senienos. Gruodžio 4 dieną vyko 71-ųjų mokyklos gimtadienio paminėjimas. Šiemet užuot kėlė tokį grandiozinį renginį, kaip praeitais metais, kultūros komitetas nusprendė surengti protų mūšį. Jame dalyvauti galėjo komandos, sudarytos ne vien iš mokinių, bet ir iš mokytojų ir kitų darbuotojų. Stipriausius ginklus į šį mūšį atsinešė 2-3 vietas pasidalinę tuos bei pirmino galo, o garbingą 1 vietą užėmė komanda Briedžiai, kurie pasiėmė rimčiausią karžygį mūsų mokyklos direktorę. Trečiadienį gruodžio 2 dieną Telšiuose mūsų gimnazijos berniukų iki 7 klasės komanda žaidė finalinės futbolo varžybas ir užėmė garbingą 3 vietą. Sveikinam! Ketvirtadienį vakare šaulių būrelio užsiėmimo metu mūsų šaulius aplankė 8 rinktinės vadas Julius Svirušis. Apsilankymo tikslas buvo įvertinti užsiėmimo lankomumą ir kokybę. Pažadėjo per sausio-vasario mėnesius parūpinti mūsų gimnazijos šaulių būriui papildomų aprangų ir ginklų. Šeštadienį gruodžio 5 dieną mūsų mokyklos mergaičių futbolo komanda iki 8 klasės zoninėse varžybose 1-0 laimėjo prieš Naująją Akmenę ir 3-1 prieš Rietavo Lauryno Ivinskio gimnaziją. Taip mūsų mergaitės iškovojo 1 vietą. Sveikinam! Šiandienos naujienos. Nuoširdžiausi sveikinimai keliauja Gedminui, Guntildui, Guntildei, Gedmintei, Vaidginui, Zeniai ir Zenonui vardadienio proga. Linkime gerai pasiaust. Sveikinam! Artėjantys renginiai. Gruodžio 11 dieną pas mus gimnazijoje bus neeilinė diena, o eksperimentų diena. Per ilgasias pertraukas galėsite ne tik pamatyti, bet ir išbandyti įvairiausius eksperimentus. Lauksime jūsų. Su nekantrumu visiems pranešame, kad gruodžio 22 dieną gimnazijoje vyks 8-12 klasių karnavalas, kurį rengia mūsų didieji abiturientai. Detalesnį informaciją pranešime šiek tiek vėliau. Norime visus nudžiuginti, kad jau visai ne už kalnų prasidės atostogos. Atostogų laikas nuo gruodžio 23 iki sausio 11 dienos. Jūsų pageidavimai. Gyvenimas yra grožis, žavėkis juo. Gyvenimas yra palaima, naudokis ją. Gyvenimas yra sapnas, paversk jį realybę. Gyvenimas yra iššūkis, priimk jį. Gyvenimas yra pareiga, atlik ją. Gyvenimas yra žaidimas, žaisk jį. Gyvenimas yra brangus, elkis su juo rūpestingai. Gyvenimas yra turtas, saugok jį. Gyvenimas yra meilė, džiaukis ją. Gyvenimas yra mįslė, įmink ją. Gyvenimas yra pažadas, tesėk jį. Gyvenimas yra liūdesys, įveik jį. Gyvenimas yra himnas, giedok jį. Gyvenimas yra kova, kovok ją. Gyvenimas yra tragedija, grumkis su ją. Gyvenimas yra nuotykis, leiskis į jį. Gyvenimas yra laimė, nusipelnyk jos. Gyvenimas yra gyvybė, gink ją. Taigi, miela Laura Jogaudaitė, sveikiname tave su artėjančiu 17 gimtadieniu. Sveikinam! Jūsų radija buvo įsilaužta. Jūsų radija buvo įsilaužta. Sveiki, gimnazistai. Mes įsilaužėliai iš kitos planetos. Prašome jūsų dėmesio. Gruodžio 10 dieną Ugnė Naglytė
švęs savo gimtadienį. Įsakome ją pasveikinti. Ugne. Gyvenimas kaip šokoladinių saldainių asorti dėžutė. Niekada nežinai, su kokiu įdaru saldainį ištrauksi. Linkiu ištraukti tik skanius gyvenimo saldainius. Su gimtadieniu. Juokaujam, tai tik trečiokai gimnazistai sveikina Ugnę su gimtadieniu. Sveikinam, sveikinam, sveikinam. Ir pabaigai, kaip visada norime tarti jums išminties kupinus žodžius. Ant svetimo arklio toli nenujosi. Ate. Ate. Antro aukšto radijas.